Sugalvojate susirinkti savo žaidimų kompą. Viską atskirai sudėti ir pliop, turim kompiuterį. Tačiau yra daug klaidų, kurias žmonės padaro. Renkant kompiuterį, pirmas iš dalykų - motininės plokštės ir soketai. Esame matę, kaip žmonės nusipirkinėja AM5 AMD platformos motininę, tačiau nusiperka AM4 platformos procesorių. Kur yra problema? AM4 ir AM5 eina kartu. Čia kombinacija visų šitų komponentų gali būti visokia. Yra tokie puslapiai kaip PC Part Picker, kurie padeda jums sužinoti dėl compatibility. Visi komponentai bus parašyti, kokie soketai, kokie ramai tinka viską. Antras dalykas - balanso neradimas tarp vaizdo kortos ir procesoriaus. Taip, dabar su multi-frame generationu ant Nvidios kortų su DLSS-u yra labiau atleista. Todėl, kad galima įdėti labai galingą vaizdo kortą su procesoriumi, kuris yra vertas 7-8 eurus ir gausit gan gerus rezultatus. Žinoma, tai yra tik su multi-frame generationu. Raskite balansą tarp savo vaizdo kortos ir procesoriaus. Tokie puslapiai kaip Bottleneck Calculator ir taip toliau, jie realiai nelabai rodo sąmonę. Visą laiką pasižiūrėkite, įrašykite į YouTube procesorių, kurį norite pirkti ir vaizdo kortą, kurią norite pirkti ir tai jums parodys realistinius benchmarkus ant žaidimų, kuriuos jūs norėsite žaisti. Trečias dalykas yra, gaunate korpusą, tačiau pastebit, kad korpusas palaiko tik tai mikro arba mini motininės plokštės. Jūs pilno ATX motininės plokštės nebeįdėsit į šį korpusą. Pasitikrinkite, ar išmatavimai visi yra tokie patys, kokie jums reikia, lygiai taip pat su vaizdo korta. Vaizdo kortos yra matuojamos pagal ilgį. Jeigu jau pradedat rinkti patį kompiuterį ir naudojate modulinį maitinimo bloką, geriausias variantas yra pasižiūrėti, kiek jums laidų reikės statant šį kompiuterį. Todėl, kad moduliniai maitinimo blokai turės visus laidus, kurių gali prireikti ir dar ekstra. Daug geriau, jeigu jūs pasižiūrėsite, kiek man reikia laidų į CPU, kiek man reikia laidų į vaizdo kortą ir, žinoma, pagrindinis 24 pinų motininės plokštės laidas. Būtinai nepamirškite įdėti savo I/O šildą prieš įdedant motininę plokštę, jeigu jūsų motininė plokštė yra be šios kardelės. Visada nepamirškite, kad aušinimas jūsų sistemoje yra svarbus. Ar tai yra labiau low-end sistema, ar tai yra high-end sistema. Jūsų aušinimas užtikrins, kad jūsų komponentai gali dirbti efektyviau ir ilgesnį laiką. Tai nepamirškite žiūrėti, kad jeigu perkate korpusą, įsitikinkite, kad jis yra arba su ventiliatoriais, arba nusipirkite ventiliatorių, kurie galės jums padėti aušinti jūsų visą sistemą. Turite klausimų arba norite labiau išmokti apie surinkimą kompiuterių, susisiekite su RPC LT, padėsime jums įsirinkti tinkamus komponentus, geriausius būdus, kaip tuos kompiuteriukus susirinkti ir dar tuo pačiu gal net duosim jums geresnės kainas. Žiūrėsim.